Sveiki, mano mažyliai ir didžiuliai. Pasaka šiandien bus apie kaip kartą gyveno nykštukas vardu Bžičkus. Koks ten gyvenimas, ten tikrų gyvenimų nepavadinsi. Reikalas tas, kad Bžičkus savo gyvenimo tai neturėjo, nes visą laiką lyzdavo į kitų gyvenimus. Lyzdavo. Jau kitų gyvenimus landinėm buvo padaręs. Bet gerai lyzdavo, ką tu geras landukas, Bžičkus, gerai toks, žinot, visur praleisdavo, nesgi naglas į mažiuks. Ypatingai Bžičkus mėgdavo lysti į visokių šeichų, į ten su šitų sultinių, sultonų gyvenimus. Taigi vieną kartą 1001 naktį jis praleido vieną sultono šitam rūmuose, ten kažkokia tvirtovės smėlė ir karaliukų, blizgučių kažkokių. Nu žodžiu, jis ten 1001 naktį praleido ir iš ten parsivežė 1001 pasaką. Pirmasgi pasakas, tai ką tu vaikeli, tai labai 3 pirmas pasakos buvo labai įdomios, labai kaip visos 3 Rambo filmo dalis. Bet paskuigi kažkas pastebėjo, kadgi visas šitas pasakas absoliučiai vienodas. Vienodas absoliučiai tos pasakas visos. Pirmą Bžičkus pasakodavo apie prabangius rūmus, antrą pasakodavo apie auksu siuvinėtas paduškas, o trečią jau tai aišku, kaip visada, medžioklėgi su sakalais. Antroji pasakoja apie prabangius rūmus, siuvinėtas auksu paduškas, vėl medžioklė su sakalais, o trečia vėl apie... Žodžiu, ką aš čia kartosius kaip durna bova, tai patysgi supranta. Aišku, tą nykštuką Bžičkų, taigi užčiaukti būtų labai lengva. Bet taigi, tų mažiukų, taigi skriaust negalima. Toksgi zakonizmas. O šitas Bžičkus, taigi buvo nepaprastas nykštukas. Ką tu? Vaikelis gi mokėjo 3 burtažodžius. Taigi pirmas toks yra ekskliuzyvinis kadras, antras išskirtinis interviu, o trečias tai yra atviras pokalbis. Ir tik tas nykštukas savo mažučiukas, savo tam lupitukiam tik tai ištardavo, iškoždavo žodelius pro savo domtučiukus. Apie šitus 3 burtažodžius vieną iš jų. Viskas, ką tu visi susėda prie televizoriaus ir jau žiūri. Ir klausosi to jų pasakų, kurios yra viskas tas pats per tą patį. Tačiau labai kas mažai žinojo paslaptį, kurią slėpė Bžičkus nykštukas. O paslaptis tokia. Vos tik tai jisai paseks tą 1001 pasaką, viskas. Iš nykštuko virs milžinas, kuris galės užsiminėti tai, ko mėgsta. Tai yra tiriamąją žurnalistiką šnipinėjimo pramoninio srityje. Tai pramoninio šnipinėjimo srityje. O iki tol tai dar teks pakentėti ir klausytis tų ekskliuzyvinių kadrų apie tą šeichų, apie tas auksinis paduškas ir apie medžioklės su sakalais. Taigi aš ten buvau, taigi šergutėlių visą durną baubą, taigi ko aš ten lindau. Pati sako pasakas ir dar tų pasakų klausau to Bžičkaus. Eikit prisiklausiau tų pasakų vėl, bet tai užmigau, nesgi reklamą pradėjo rodyti, o per tą reklamą vėl siūlė. Į kelionį yra pas šeichą, randam šeichą, darmojedų paduškas kažkokias tenais su grykiais reklamavo. Ir dar kažkokia medžioklė su sakalais, kažkoks uždavinynas ten su tais sakalais. Ir kažkokia spręsk uždavinį, ta medžioklė su sakalais. Žodžiu, pabaiga, nes jau nebegaliu tos, jau toj pati pradėsiu čia ekskliuzyviniais kadrais šnekėti apie tas pasakas. Jeigu tai pačiai jau bloga nuo tų pasakų, atrodo, kad mes tik tai išsnekim, tas Bžičkus ir aš esam tik tai tų pasakų sekėjai. Jeigu tai Bžičkus taps to myžiu vieną būsite pasakų sekėjai, viskas vieną seksiu ir niekas daugiau neseks. Langinės, užsidarom!